Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia, visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai. Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teisės? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejonės. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis. Judėjimas Vieningas Kaunas per pusę metų dirbanti valdančiųjų daugumoje, valdant Kauno miestą savo nuveiktais darbais neturi kuo pradžiuginti kauniečių. Darbai nuveikti, kuriuos mes nekartą rodėme. Tai Žalgirio arenai užbaigti papildomai buvo paskirti 7 800 000 litų, o sunaudojo papildomai 12 800 000 litų. Buvo sustabdyti darbai Girstutyje, išgriautas ir suniokotas ąžuolynas ir taip toliau. Sprendžiant iš spaudoje pasirodžiusių straipsnių matosi, kaip pasinaudodami esamą problemą Kaune, judėjimas Vieningas Kaunas nori pasirodyti gyventojams, kad dirba, kaip jie rūpinasi miestiečiais ir sprendžia problemas. Puko žinių tarnyba pateikė faktinę medžiagą. Sandrauga Kitokia Lietuva ir Puko žinių tarnyba daug kartų kreipėsi į Vieningo Kauno narį, buvusi vicemerą Povilą Mačiulį įvairiais klausimais. Sandrauga Kitokia Lietuva. Koalicijai už Kauną, Rimantas Mikaitis, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Stasys Buškevičius, partija Jaunoji Lietuva, Gintaras Furmanavičius, Darbo partija, Arvydas Garbaravičius, Liberalų ir Centro sąjunga, Gintautas Labanauskas, Lietuvos socialdemokratų partija, Povilas Mačiulis, Vieningas Kaunas. Pareiškimas 2011 rugsėjo 26. Numeris 11-38-02 dėl UAB būsto valda privatizavimo. Sandrauga Kitokia Lietuva. Kauno miesto savivaldybės merui Rimantui Mikaičiui, mero pavaduotojams Kriščiūnui, Buškevičiui, Mačiuliui, administracijos direktoriui Navakauskui, direktoriaus pavaduotojams Meladauskui, Gataučiui, Stankevičiui, savivaldybės tarybos nariams. Pareiškimas 2011 rugsėjo 28. Numeris 11-40-02 dėl UAB būsto valda privatizavimo. Viešoji įstaiga Puko kūrybinis centras, Kauno miesto savivaldybės tarybai, Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojui Povilui Mačiuliui, 2011 Liepos 4. Dėl informacijos pateikimo. Viešoji įstaiga Puko kūrybinis centras, Kauno miesto savivaldybės tarybai, Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojui Povilui Mačiuliui, 2011 Liepos 5. Dėl šilumos pirkimo atviro konkurso. Į pateiktus raštus ne tik nieko nedarė ir nesprendė svarbių kauniečiams rūpimų klausimų, bet net nesitikė raštu atsakyti, todėl nei vieno atsakymo į raštus ir negavome. Nėra ko stebėtis, nes pats žmogus apie save žino geriausiai ir niekas kitas nepasakys tiek tiesos. Pateikėme jums Povilo Mačiulio išsakytą nuomonę apie darbą savivaldybėje. Šiandieną mes neišgirdome vieno labai svarbaus dalyko, tai yra padėkos už tą nuostabų pusmetį, aš manau, už prasidėjusį Kauno miesto atgimimą, todėl aš ir savo frakcijos vardu sakau nuoširdų ačiū. Puko žinių tarnyba darė reportažą apie Povilo Mačiulio komandiruotes. Suprantama, kad laikas juose buvo puikus. Na, o dabar kodėl tas pusmetis Povilui Mačiuliui toks nuostabus? Jau gegužės 23-24 dienomis meras Rimantas Mikaitis komandiravo Povilą Mačiulį dalyvauti seminaruose Druskininkuose. Savivaldybės veiklos skaidrumas ir antikorupcinių priemonių gyvendinimo užtikrinimo įgūdžių tobulinimas ir vadovo asmeninis aktyvumas. Birželio 24-26 dienomis meras Rimantas Mikaitis komandiravo Povilą Mačiulį į Baltstogę, Lenkijos Respubliką, dalyvauti miesto šventėje.
Rugpjūčio 25-29 dienomis meras Rimantas Mikaitis komandiravo Povilą Mačiulį į Delmoldą Vokietijos federacinę respubliką dalyvauti Delmoldo ir Haselto Belgijos karalystė 35 metų partnerystės minėjimo renginyje. Spalio 3-7 dienomis meras Rimantas Mikaitis komandiravo Povilą Mačiulį į Nyderlandų karalystę susipažinti su šio šalies keliuose ir gatvėse diegiamomis inžinerinėmis, saugaus eismo priemonėmis, naujovėmis ir švietėjiškos veiklos rezultatais. Spalio 10 dieną meras Rimantas Mikaitis pasirašė potvarkį numeris MA135, kuriuo Povilą Mačiulį komandiravo lapkričio 16-19 dienomis į Bilbao, Ispanijos karalystė, dalyvauti Europos miestų rinkodaros organizacijos organizuojamame seminare. Visose potvarkiuose meras Rimantas Mikaitis įpareigojo administracijos direktorių avansu išmokėti Povilui Mačiuliui dalyvio mokestį, draudimo, kelionės, nakvynės, vietinio transporto, kitas komandiruotės išlaidas ir dienpinigius. Pūko žinių tarnyba karštai pritarė Povilui Mačiuliui, kad jam šis pusmetis buvo tikrai nuostabus. Dabar ir mes supratome, koks teisus buvo judėjimo Vieningas Kaunas lyderis Visvaldas Matijošaitis, sakydamas, mūsų organizacijos tikslas sutvarkyti Kauną, sakė Visvaldas Matijošaitis. Ką miestas gavo už komandiruotėse išleistus pinigus? Ogi nieko. Negavo ir negaus nieko, nes jis nieko ir duoti negali. Taip aukštai pat save išsikėlęs žodžiais ir lozungais Vieningas Kaunas parodė savo darbais tikrąją vertę. Nejaugi jie galvojo, kad žmonės nesupras ir neįvertins, ką miestas gavo per jų valdymo pusmetį. Vieningo Kauno frakcijos seniūnas Povilas Mačiulis savo anketoje vyriausiai rinkiminiai komisijai nurodė, kad iki atėjimo į Kauno savivaldybę niekur nedirbo. Jo pajamos sudarė beveik 249 litus. Darome išvadą, kad Povilo Mačiulio puikus laikas kauniečiams kainavo tiek, kad jam su savo patirtimi reikėtų daug metų dirbti, kad uždirbtų tiek, kiek jam atseikėjo Kauno savivaldybė. Tik tokiu būdu per tokias organizacijas gali patekti tokie žmonės į tarybą, valdyti antrą pagal dydį Lietuvos miestą. Savo darbais jie jau parodė, kad gali gelbėti Kauną, bet iš tikrųjų jie gali tik pagilinti krizę, nes kitaip ir būti negali.